function should be case insensitive. Ok. Reiškia, jis turi nepriklausyti nuo didžiųjų mažųjų. Ne? Nejautrus tom raidėm. Nu gerai. Klausimas. Ką naudosim? Kas turi idėjų? Kaip tekste išsiaiškinti, ar yra žodis hello, ciao, salute ir panašiai. If. Panašu, kad reikės ifo. Ko dar reikės? Prasuk ciklą gal? Nežinau. Gali būti. Ko dar gali reikėti? Maždaug atidarom šaldytuvą, žiūrim, ką turim ir iš to gaminsim, ane? Tai va, jau turim ifo, turim ciklą, gerai. Gal dar kažko reikės? Čia reiktų, kad vieną paskui kitą tas visas raidės sueitų tada. Tik taip, nes Helovyną turi priimti. Bet čia sakė, kad su tais atvejais susijusiai su Helovynu, kad nebus tokių išdaigų, tai aiškiai mes nuo to saugotis kaip ir neturėsim. Jeigu aš teisingai supratau. Jo, sako, don't need to check. Train again. Regeexpas. Nesąmonė regeexpas. So. Grąžinsim upsis. Na gerai, matosi, reikia grąžinti true arba false. Jeigu patestinsim. Vienas true, kitas nelabai. Pavyko. Nu, taip, ahoj. Kodėl sako ahoj yra tinkamas? Nes tai yra čekiškai. Ok. Kodėl me nėra tinkamas? Nes panašu nėra šitame sąraše, ne? Irgi logiška. Ką darom? Reiks salės pagalbos. Tai tada rašom if. Ir kas tada? Pradedam nuo savo tų tekstinių reikšmių. Tada rašom tekstlingų. Tada susidedam tuos hello, ciao, salute. Į masyvą. Ne į masyvą, su, kaip tas vadinas, su tais kliaustais, su uodegėle. Į objektą. Jo, į objektą. Ne, čia sulaužtinės tada. Ir koks skirtumas? Koks gerai, ne tai, kad koks skirtumas, o koks tikslas? Tada prasukt pro tą greetings. Greetings. O kas yra greetings? Mūsų lyginama žodis. Okay, tai kitaip tariant, tai, ką mes gavome, ne? Taip. Ok. Tai jeigu, pavyzdžiui, tas greetings yra potencialiai pats pirmas žodis, tai mes galėsim grąžinti true. Yra logikos. Taip. Ok. Va. Dar potencialiai galim sakyti, o jeigu greetingsas yra sekantis žodis. Ir... O nelengviau ciklą prasidės. Sekantis žodis.
O, va, kaip įdomiai. Tai kaip ten dėl to objekto? Tai aiškiai, turbūt biški patogiau yra sukti ciklą per masyvą, ne, ir lyginti masyve esantį žodį su tuo, ką mes gavome. Ok. Tai aiškiai const word of dictionary. Ir tada gaunasi, jeigu tavo gautas žodis sutampa su žodžiu iš žodyno, sveikinu, radai. Jeigu perėjus per visą žodyną, taip ir neradai nieko, kas sutampa su tavo to greetingu, tai turim soriuką. Klausimas, ar tai bent truputį panašu į logišką sprendimą? Ne, nes ten prašė to regekspo. Nieko neprašė. Nematau regekspo žodžio. Nematau irgi, kad reikėtų kažką su regekspo. Nieko šiandien nematau apie regekspo uždavinio sąlygai. Tai Testas. niekas nežiūrėt, kur ten yra parašyta function. Čia yra tiesiog, kai duoda, tai duoda kažką, template'ą. Aš pamenu, buvau minėjęs vieną dalyką. Viskas, kas jūs domina, ko negalima keisti, tai yra funkcijos pavadinimas. Tai yra vienintelis dalykas. Nes pagal jį yra kuriami testai. Nes pagal tai bus, ne jūs kūrėte testus, tai aiškiai tas, kas kūrė testus, pagal tą funkcijos pavadinimą bandys iškvietinėti logiką. Tai aiškiai vienintelė sąlyga, kurios mes ir negalime keisti, tai yra tas bendras kažkoks pavadinimas. Aiškiai funkcijos pavadinimas, jis yra nekintamas. O visa kita, ten buvo komentaro forma iš esmės viduje. Ten buvo tik komentaras. Nu, taip, bet aš supratau, kad jie taip nori, kad išspręsti. Ne. Sąlyga yra instrukcijose neparašyta, ką reikia padaryti. Nepasakyta, kaip padaryti. Mes patys sugalvojam. Kas aiškiai, jeigu kažkas sugalvotų sprendimą, kur logikos blokė būtų visgi panaudotas ten tas regekspas. Ok, cool, šaunu. Ten kažką gautume ne tos pačius taškus. Nei daugiau, nei mažiau iš esmės. Tai jau. New. Ir kai attemptas. Failed. Sako, dalis failino. Ir netgi rašo, su kokiais atvejais kartais failino. Tai va. Ką daryti? Po trūkumas. Tai įsivest, kad mūsų greetings būtų vien didžiosios arba vien mažosios. Vien mažosios mes lyginam su mažosios. Ok. Kurioje vietoje man tai reikėtų pataisyti esamą kodą? Na, aš dėčiau prie konstantos, trečioje eilutėje. Greetings. Šičia. Ja. Aha, ir ką parašytum? Būtų šičia paskui reiks pakeisti ifą. Greeting su G, kad būtų lengviau. Ir kas ten bus? To lowercase. O, va. Va, šitą. Jau darosi įdomiau. Bet tas greetings turėtų būti trečioji eilutė konstanta. Ne, mes overridiname originalų.
Aš taip ir nenutryniau S raidės, reiškia, tai nėra naujas kintamasis. Aš tą patį override'inu. Tokio dar nemačiau. Tai va, dabar tik tai klausimas yra, kas čia jam atsitiko, nes čia akivaizdžiai šitame tekste kažkas yra hello, šitas yra, kaip ir turėtų pagauti, bet ar tikrai? Ar tikrai? Kas yra greetings? Greetings yra visos va šitas didžiulis sakinys. Teisingai? Sakla reiktų pasisukti. Ne, nereikia. Paprasčiau, gerokai paprasčiau. Čia yra didžiulis tekstas. Ir klausimas yra, ar šitame tekste yra žodis hello. Kaip išsiaiškinti? Jeigu prisiminti, kas ten bus MDN, iš karto žino, ką pasiūlyti string metodai. Ir čia yra keli įdomus metodai. Pavyzdžiui, vienas iš tokių vadinasi būtent includes. Arba dar alternatyva yra indexofas, bet jis yra per tikslus, tai sakykime, mums jo nereikia, pilnai pakanka include. Tai va, jo esmė, sako, yra didžiausias sakinys, yra ieškoma žodis ir ką jisai tikrina, ar tavo žodis yra sakiny iš esmės. Taip arba ne. Tai čia uždavinys yra būtent tiksliai apie include panaudojimą. Tai reiškia, kas domina, yra paklausti, ar tavo tame greetingo sakiny, kuris gali būti ir vienas žodis, jūs to sakinys, ne? Sakinys yra iš vieno žodžio, kodėlgi ne? Klausimas, ar tam sakiny includintas yra žodis. Kažkuris vienas iš kažkuria kalba. Ir viskas. Jeigu includintas, valio. Jeigu neincludintas, ups. Ir panašu, kad pasino visus iki vieno testo. Va ir viskas, va yra sprendimas. Aiškiai, šito uždavinio esmė buvo būtent tų jau esamų stringo metodų žinojimo patikrinimas. O šito konkrečiai include metodas, tai jisai toks vienas iš tokių elementaresnių, kad juos tikrai būtina prisiminti, kad jo yra toksai daiktas, kas reiškia iš esmės galbūt ne visus ten tuos metodus, nes čia jų yra vis tiek biški nemažai. Gal ir ne viską prisiminsim, bet tai yra vienas iš darbų panašu, ne, kad bent kartą į savaitę viską perskaityt, prisiminkit, atsišviežinkit info. Tai lygiai taip pat HTML tagų sąrašas, ten kur 100 plius yra, irgi kartą į savaitę praeiti reikia. Ir prisiminti, kas ten parašyta ir panašiai. Tai va, o po to žiūriu, o regexinis sprendimas sako, easy, ne, baisus reikalas. Buvo mintis su objektu, be abejo, puikiausiai. Pasirodo ir toks variantas irgi yra. Ir jo esmė irgi to paties include panaudojimas, tik tai kitoks ciklas. Vėl regexpas, vėl tas pats, regexpas, tas pats per tą patį, tas pats čia miksas keistas, visur regexpus realiai liaudis naudoja. Va, ciklas su ifu.
ledinis sprendimas. Tik tai va čia va tas tarpinis etapas būtent yra iškeltas, kad tas originalus parametras visgi nebuvo overridintas ir buvo sukurtas naujas atskiras kintamasis, kuris turi tą atėjusią tekstą sumažintą versiją. Raidžių sumažintą versiją. Bet iš principo maniškis dabar tas sprendimas, kur padarytas. Tai jau. Užbėgant įvinkiam už akių, regekspinis sprendimas nereiškia, kad jis yra geresnis. Nieko jis į tą pusę nereiškia. Tai yra tik tai dar vienas sprendimas. Tai va. Taip. Klausimų dėl šito sprendimo. Ar kas turi? Okay. Tai dublikatai. Ką apie juos verta žinoti? Nežinau. Priklauso, koks yra tikslesnis klausimas. Turbūt. Čia Discord'e buvot paminėjęs, kad ir į tą klausimą susirašyti. Aš nieko neprisimenu. Čia reikia tikslaus klausimo. Turi būti su visom aplinkybėm. Kas, kur, už ko užkliuvo, už ko nugriuvo. Reikia tikslaus klausimo. Tai va. Norit priminti man, kas ten per situacija buvo? Ten tiesiog kažkas paklausė, ką gaminam. Ir kolegė pakomentavo, kad interneto puslapis HTML ir CSS. Ir ne apie tai buvo, ne apie tai dublikatai buvo. Ir tada buvo kažkaip, jūsų komentaras, kad duplikatai, kad puikus ryto klausimas. Puikus ryto klausimas buvo apie susijęs su JavaScript. Apie masyve esančių dublikatų paiešką. Paieškokit, išsigryninkit, kas tenai buvo masyve su tais dublikatų paieška. Nes iš esmės yra ciklas su vėl tų pačių ifų ir include prasėjimas. Iš esmės. Taip, kodėl po darbo su HTML projektu svarbu nepamiršti susistabdyti terminalą. Kas bus kitaip, jeigu išjungsime VSC, jo nesustabdė. Įdomus klausimas. Atsakymas, visko gali būti. Visko gali būti. Pavyzdžiui, neleis antrą kartą pasileisti projekto. Pavyzdžiui. Kodėl? Nes pasileidęs procesas, jisai toliau gali netyčia suktis kompe. Maždaug gausis, kad jūs editorių kaip ir išjungiat, procesas vis tiek pasilikęs, nes kažkodėl nenumirė. Ir kai bandytumėte antrą kartą, maždaug grįžtų prie kompo, vėl įsijungiat VSC, bandot npm run dev ir žiūrit eroras. Ir maždaug sako, nepaleisiu, ir tada galvoji, maždaug kas čia per nesąmonė, jeigu aš nesu paleidęs projekto, kaip tik noriu pasileidinėti ir jisai nepasileidžia. Atsakymas, nes praeitą kartą panašu buvo neteisingai išjungta, kitaip tariant, jis buvo neišjungtas. Tai reiškia, jis vis dar sukasi. Ir tada iš esmės yra du būdai. Arba susirasti procesą ir jį kitais būdais nužudyti. Arba tiesiog paprasčiausiai restartinti kompą. Tai va. Man taip yra kartą tekę. Užsirovau, atrodo, kaip ir nukilinau procesą, bet pasirodo, nenukilinau. Bet tai buvo nutikę tik tai vieną kartą, bent jau man pačiam. Tai teko restartinti kompą. Esmė, dažniausiai nusižudo procesai visi susiję su tuo projektu, bet ne visada. Kai tiesiog paprastai išjungia
Visual Studio kodą. Taip, kuo skiriasi licenzijos, reikėtų pasitarti su gydytoju arba vaistininku ir jis plačiau galės papasakoti. Jeigu rimčiau, tai aiškiai, tam yra teisininkai, ne? Aš nesu teisininkas. Tai ar yra skirtumas? Pavadinime minimum yra skirtumas, ne? Tai turbūt yra ir turiniai skirtumas, kuri bus parašyta readme file. Ką parašysi priklauso nuo kiek pats įsigilinsi į licenzijos turinį ir kokios sąlygos tau tinka, man sugeneruoja šitą ar pakeisti MIT. Reikėtų įsiskaityti abidvi, pasiskaityti ir išsirinkti. Tai aš neteisininkas, neoficialiai. Aš asmeniškai su MIT neturiu problemų, tai dėl to jį renkuosi. Bet įsiskaitykit patys. Bus žymiai ramiau. Bus žymiai ramiau. Šitoj vietoj niekaip neatsakysiu vienaip ar kitaip. Čia yra iš tų temų, kur kiekvienas turi individualiai išsiaiškinti. Tai Nes dar yra žinoma niuansas, pavyzdžiui, kad o ką daryti, jeigu iš paplitusių licenzijų nei viena iš jų man netinka. Ne? Arba nei vienos iš jų nenoriu naudoti. Kas tada? Vėlgi, nuostabus klausimas, reikėtų pasitarti su teisininkais. Ir gali būti, kad teks parašyti savo paties licenciją, kaip nori, kad tavo projektas būtų naudojamas. Bet su tokiais reikėtų atsargiai. Reikėtų labai atsargiai. Tai tokie reikaliukai. Licenzijos yra įdomus reikalas. Jurgita. Turi klausimą? Ok. Kas čia? Meržarėjus. Va. Jau panašu į situaciją, kur ten buvo su tais dublikatais. Jau panašu. Jau labai panašu. Nu tai ką? Galim pamedituoti. Ne? Bet to, jeigu Jurgita kalbėjai kažkurio metu, tai visiškai nieko nesigirdėjo. Net ir turint omeny, kad mačiau, kad mikrofonas buvo įjungtas, kaip ir, ar bent jau nebuvo išjungtas. O pavyzdžiui, dabar irgi matau, kad mikrofonas įjungtas, bet nieko nesigirdė. Gali būti, kad iš nustatymų pusės net tas įrenginys yra parengtas. Galimai. So, anyways. Bet šito pilnai užtenka man, kad būtų galima toliau dirbti. Ir aš galvoju, galim padaryti taip. Aš net nerašysiu principinio sprendimo. Vietoj to papaišysiu. Ir tada bus galima nuspręsti, ar verta programuoti. Šitaip. Vienas veikia, kitas veikia. Liuks. Ok. Tai štai. Sako, mes turim du masyvus. Yra vienas ir yra kitas. Sako, juodu sujungus
mes turim gauti štai tokį masyvą, ne? Kodėl? Nes iš esmės reikia iš n atskirų masyvų, tai reiškia iš šitų, reikia sudaryti vieną bendrą masyvą, kuriame būtų paliktos tik tai unikalios reikšmės. Tai reiškia, kadangi čia matosi, kad yra pora dublikato, nu tai jie čia 2 kartus nesikartoja, ne? Lieka tik tai unikalūs variantai. Tai vat ir klausimas. Kaip prieiti prie tokio rezultato? Žiūrėkit, kokia mano pati naiviausia mintis gyvenime turbūt. Kas jeigu, va tas atsakymas šio tipo, kas jeigu aš sakau, kad mano atsakymas yra pirminis masyvas? Kaip manot, kaip arti atsakymo jau esu? Labai arti ar labai toli? Tai reiškia, iš esmės, pakartok. Per vidurį atsakymą. Per vidurį, teisingai, dar tik pakeliui. Bet svarbiausia, kad iš vietos yra pajudėta, ne? Tai reiškia, aš jau iš esmės turiu dalį reikšmių, ne? Dalį teisingų reikšmių aš jau turiu. O trūkumas yra, iš esmės tik tai va šito vieno, ne? Gyventojo trūkumas yra, kurį reikia kažkaip tai sugebėti gauti iš ten to kito masyvo. Kaip įdomiai. Kaip įdomiai. Tai vat klausimas, ką reikia daryti toliau? Kai mes jau turime dalį atsakymą iš esmės, žiauriai pigiai, tai tada mes, sakykime, ką mes galime imti sakyti, nu gerai, yra tas likęs nepanaudotas masyvas. Ar vienetą reikia įtraukti antrą kartą į ten tą konstruojamą atsakymą? Nu, turbūt dauguma sutarsim, kad nereikia. Kodėl? Nes jis jau yra šičia, ne? O kaip jūs išsiaiškinate, kaip jūs pastebite, kad šito vieneto iš to kito masyvo nereikės įtraukinėti į konstruojamą atsakymą? Kaip jūs pastebite, kad tipo, jis jau čia yra? Ką mintise darote? Palyginam su pirmu. Ką turiu omeny? Nu, pažiūrim į pirmą, ar yra, ar nėra. Pirmą, tai turiu omeny šito masyvo pirmąją poziciją? Ne, tą M. Palyginam su M. Ok. Tu turi omeny, reiškia, kad žiūri į va šitą masyvą ir sakai, ar tavyje yra va šitas vienetas. Ok. Ką iš esmės reiškia pažiūrėti, ar masyve yra kažkokia reikšmė? Kaip mes tai programiškai galėtume užrašyti? Kas atlieka patikrinimą, ar šitame masyve yra kažkokia reikšmė? Tai vėl includas. Gali būti. Tikrai. Tai reiškia, jeigu M inkludina, ne, ten tą N nulinę iš esmės, tai reiškia vienetą. Tai ką mes darom? Sakom, neįdomu. Dublikatas, ne? Nu, nes jau yra. O vat jeigu jo nėra, šauktukas priekyje, invertina logiką. Jeigu visgi nėra, ką tada galim daryti? Tada imti ir į šitą konstruojamą atsakymą įpušinti ten tą tavo kažkokią reikšmę teisingai. Nu, tai šituo atveju čia ne nulis būtų, žinoma, čia šiaip ant vieneto aš tik tai užlipau,
Nes paskui, kadangi vienetas egzistuoja, tai mes to pušo nedarytume, tada pasimtume dvejetą, patikrintume dvejetas irgi egzistuoja, tai aiškiai mes jo nepušintume, tada pasimtume ketvirtą, žiūrime, o ketvirto nėra, tai tada ketvirtas įsipušina. Nu tai čia techniškai ten ta antra pozicija neįsipušintų. Tai rezumė, kas gaunasi. Pasiemam pirmą masyvą, jau laikome kaip dalį atsakymą ir tada su ciklu eini per antrąjį masyvą ir klausinėjai, ar to antrojo masyvo kiekvienas narys yra pirmajame iš esmės. Ir jeigu nėra, įpušini atsakymą. O toks variantas. Arba gali būti įdomesnis uždavinys, kur, nes nežinau, kiek ten yra testų, kokių pridaryta. Gali būti, kad pirmasis masyvas yra sudarytas iš štai tokių reikšmių. Ir antrasis ten yra sudarytas iš štai tokių reikšmių. Rezultate, sujungus, vis tiek turėtume gauti analogišką masyvą. Tik tai kas čia pasikeičia? Kad net ir tame pačiame masyve yra dublikatai. Tai aiškiai negali pasitikėti, kad šitas pirminis masyvas, ar nesvarbu kuris, kad paimam ir jis jau yra dalis atsakymo. Gali ir šitaip atsitikti, ne? Gali. Kaip tada spręsti tokį uždavinį klausimus? Tai aiškiai, jūs tada sakot, gerai, man reikia atsakymą rasti, ne? Kas yra atsakymas? Atsakymas yra masyvas kažkokių reikšmių. Tai mes ir konstruojam tokį iš karto kintamąją, ne? Aiškiai, kol kas atsakymas yra tuščias masyvas. Ir ką tada darom? Tada sukame ciklą ir ten tą iš esmės M masyvą, išsitraukėt kiekvieną kartą, kiekvieną ten tą reikšmę, vienetą, dvejetą, trejetą, vienetą atitinkamai. Ir tada sakot, jeigu ten tasai, aiškiasi, atsakymo masyve neinkliūdinam ten to iš M masyvo esančios reikšmės, tai tada jūs ją įpušinat į atsakymą, ne? Po truputį. Tai aiškiasi, kadangi atsakymo masyvas yra tuščias, kai pasiimtų vienetą. Ar vienetas egzistuoja atsakyme? Ne, neegzistuoja, tai įpušins, ne? Tada paimtume dvejetą. Ar dvejetas egzistuoja tame, kai čia jau yra suformuotas vienetas teisingai, nes jūs įpušinat. Ne, dvejetas neegzistuoja, tai ir jį įpušins. Tada paimtų šitą trejetą. Ar trejetas jau egzistuoja atsakymą? Ne, tai ir jį įpušins. Tada paimtų vienetą. Ar vienetas egzistuoja šitame atsakymė? Taip egzistuoja, tai iškės nepušins. Tada, iš esmės, kas bus reikalinga dar vienas ciklas, tik tai jau eis per N, antrąjį masyvą. Ir vėl lygiai tą patį išsitraukinės kiekvieną skaičiuką iš vašyčia. Klausinės, ar tasai skaičiukas yra tavo tame formuojamame atsakymo masyve, jeigu jo nėra, įpušins. Tai reiškia, galiausiai paims vienetą, kadangi vienetas yra, nieko, dvejetas yra, nieko, ketvirtas, reiškia, būtų įpušintas, ne? Ir tada vėl antras ketvirtas, bet kadangi jis jau yra atsakyme, vėlgi nepušina ir viskas, perėjai per vieną masyvą, perėjai per antrą masyvą, susirinkai visas unikalias reikšmes ir čia sakai returnų. Atsakymas koks ten bebūtų, ne? Tai vienas sprendimas, kuris buvo čia buvo optimistinis sprendimas, jeigu yra garantuojama, kad abu masyvai, kurios tu gausi, kad juose yra tik unikalios reikšmės. Tai tada mes galim ten pasitrumpinti aiškiai sprendimą ir sakyti, kad pirmasis iš kažkuris ten tas masyvas, net nesvarbu kuris, kad jis jau yra dalis atsakymo. Ir tada belieka su ciklu pereiti per likusį masyvą ir sitraukti dar kažko, ko tau trūksta. Jeigu uždavinys neduoda garantijos, kad masyvuose kiekviename individualiai yra tik unikalios reikšmės, tai aiškiai galimi dublikatai,
tai tada mes turime konstruoti atskirą masyvą, kur tu atskirais ciklais turi pereidinėti ir išsirinkti iš kiekvieno iš šitų masyvų, tų pirminių, juose esančias unikalias reikšmes. Tai va, tai priklausomai nuo uždavinio, tų sąlygų, vienas iš 2 sprendimo būdų galimus. Pabandykite implementuoti kodą. Smagus, ane toksai? Aš šitą patį uždavinį iš principo nelaikau labai sudėtingu, bet jame yra ką biškį pamastyti. Be abejo yra. Nes būtent tas išmąstymas, ar duoda tas garantijas, ar neduoda garantijų, kad juose yra unikalios reikšmės, ar visgi gali būti duplikatų. Nuo to priklauso, kiek daug reikės programuoti, ne 1 arba 2 ciklai iš esmės gausis. Tai smagu, labai smagu. Gerai. Tai šitą irgi iš esmės iškelsiu prie sakytų. Cool. Ar galim. Kas čia D6 berods, jeigu gerai pamenu.